Sveiki, su jumis šiltas ir pavasarinės Norvegijos žinios. Nuo šių metų birželio 5 dienos oro linijų bendrovė Wizz Air pradės savo skrydžius ir iš Ålesundo. Skrydžiai vyks į Lietuvos sostinę Vilnių 2 kartus per savaitę, trečiadieniais ir sekmadieniais. Bilietų kainos nuo 200 kronų. Oro linijų bendrovė Wizz Air tikisi 30 000 keleivių per metus keliaujančių šiuo maršrutu. Primename, kad aviakompanija Wizz Air vykdo savo skrydžius ir iš Oslo, Bergeno, Stavangerio ir po mėnesio pradės iš Trondheimo. Skandalas Norvegijoje. Auklėtoja davė vaikams paragauti savo kraujo. Vieno vaikų darželio auklėtinių tėvai yra sukrėsti ir šokiruoti. Jų 3-6 metų atžaloms auklėtoja davė paragauti savo kraujo. Prieš skandalingą incidentą auklėtoja apsilankė pas medikus ir paklausė, ar seselė negalėtų paimti jos kraujo ir supilti į ampulę. Moteris neslėpė nešanti kraują į vaikų darželį parodyti auklėtiniams. Ta pačią dieną auklėtoja atėjo pas mažamečius, kurių buvo maždaug apie 10. Ji išpylė savo kraują į lėkštę ir leido vaikams siuntinėti po klasę. Vaikai paklausė, ar gali paliesti kraują, o ši jiems leido. Tada mažamečiai paklausė, kaip jį nusivalyti. Jie įdėjo savo pirštą į burną, o vaikai tai atkartojo, pasakojo Dravhaugo darželio direktorė Inger Lisen Andersen. Vakarinėje Norvegijos dalyje veikiančio vaikų darželio auklėtojų tėvai yra be galo sukrėsti, sužinoję apie auklėtojos veiksmus. Šią savaitę auklėtoja atleista iš darbo. Po incidento taip pat patikrinta, ar ji neserga AIDS ir ar nenešioja hepatito B viruso. Tyrimų rezultatų dar nėra. Tačiau specialistai teigia, kad infekcijos perdavimo galimybė yra labai nedidelė. Norvegas apnuogino nepilnamečių lietuvių vagysčių skaudulį. Tauragiškiai 33 metų Sergejus Šavrinas ir 27 metų Valdas Laugalys dar tebesėdi Bergeno kalėjime už tai, kad nepilnamečius vežė vogti į Norvegiją. Šie bedarbiai surankydavo vaikus iš nepasiturinčių lietuvių šeimų. Tačiau ateinantį rudenį Šavrinas ir Laugalys iš kalinimo vietos grįš į tuos pačius kaimus Tauragės krašte. Davę parodymus paaugliai ir jų giminės dabar klausia, kas skirs jiems apsaugą – Lietuva ar Norvegija. Tauragės policija apie tai dar neinformuota. Užsienyje kaltinamieji sąmoningai laikė nepilnamečius beviltiškomis sąlygomis, be pinigų, kad jie negalėtų grįžti namo. Paaugliai visiškai priklausė nuo juos išvežusių asmenų, nakvojo palapinėse arba automobilyje, neturėjo pinigų net maistui ir nežinojo, kur kreiptis pagalbos. Be to, jie nemokėjo nei anglų, nei norvegų kalbų. Kai mergaitės neatlaikydavo psichologinės įtampos, Laugalys grasindavo, kad neparveš jų Lietuvą, jei jos neuždirbs pinigų atgaliniam bilietui. Šavrinas vienai jų grasino, kad įmes į vandenį, jei ji atsisakys vogti. Dar viena mergina bandė žudyti Stavangerio areštinėje po to, kai ją sulaikė policija. Trečią merginą, parnešusią per mažai prekių iš parduotuvės, Laugalys gąsdino, kad jai teks bėgti paskui automobilį, nes jis neveš jos į Lietuvą. Mergina maldavo, kad būtų palikta Norvegijoje, nes bijojo, kad abu vyrai jai atkeršys už tai, kad buvo pagauta vagianti ir prisipažino, kas yra vagysčių organizatoriai. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis ketvirtadienio vakarą žinių radijo laidoje Aktualusis interviu išreiškė palaikymą imigrantams. Pasak jo, šie žmonės yra didžiulė jėga galinti kurti geresnį gyvenimą. Lietuviai didžiąja dalimi pasižymi tuo alkanumu, ta kūrybinė energija ir noru keisti. Aš pavyzdžiui labai pozityviai žiūriu į tuos žmonės, kurie išvažiavo iš Lietuvos, nes tai yra tie, kurie nesusitaikė su ta situacija čia. Jie yra didžiulė energija, ant tokių žmonių, nepamirškim, yra pastatytos Jungtinės valstijos. Daugiau jokių sunkių palydovinių lėkščių. Norvegijos žinios netrukus teiks galimybę matyti lietuvišką televiziją tik už 89 kronas per mėnesį. Tai 140 televizijos kanalų, iš kurių 80 rusiškų ir 18 lietuviškų kanalų. Viskas, ko jums reikia, tai televizorius, internetas bei patogus krėslas. Sekite mūsų informaciją Norvegijos žiniose. Norime priminti apie seminarą kovo 12 dieną Bergene. Lietuvos garbės konsulas kviečia į verslo seminarą kovo 12 dieną 12 val. Platesnė informacija tinklalapyje bergenas.no. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Norvegijos žinios. Dėkojame Kristinai Gauronskienei ir Mindaugas Studijo. Sekite mūsų informaciją norvegijožinios.com, komentuokite ne tik Facebook'e, bet ir po mūsų straipsniais. Geros ir šiltos jums savaitės.